Dabar vienu metu yra pasiekiamos visos radio stotis. Tai yra, jos čia yra. Tik tiesiog yra skirtingas dažnis. Ir mes galime atsisukti konkrečią stotį ir vienu metu gros ar ten kalbės viena stotis. Galime atsukti į bet ką ir nepagausim nei vienos stoties, bus triukšmas, galima atsukti kitas, bet vienu metu viena stotis. Į ką sureguliuojam, tą girdim, tą klausom. Visi dažniai jau yra aplinkoje vienu metu. Tiesiog mes atsukam radiją į vieną konkretų dažnį. Dabar jeigu įsivaizduotume, kad mūsų protas lygiai ta pati stočių visuma. Tai yra kiekviena minčių srautai, gal taip pavadinti, yra atskiros stotis. Vieni minčių srautai veikia palankiai, kiti minčių srautai galbūt veikia nemaloniai, neigiamai. Ir problema yra ta, kad ten iš proto ateinančios mintis, tos stotis junginėjasi bele kaip, bele kada, nekontroliuojant, jeigu mes tai neatkreipiam dėmesio. Dabar groja tai, dabar sakoma tai ir dar didesnė problema, kad mes pradedam tuo tikėti. Bet yra vienas momentas, kad mes galime pasirinkti radio stotį savo protę ir pradėti sąmoningai kartoti, įsijungti stotį. Viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Ne automatiškai leisti stotim šokinėti viena nuo kitos ir siūsti mums mintis tokios, kokios atsitiktinės ateina. O patiems nusistatyti stoti vieną konkrečią stabilią stotį. Viskas jau yra gerai. Kurį kartoja, viskas jau yra gerai. Ir mes sąmoningai užimam savo protą tiesiog viena konkrečia mintimi, vienu konkrečiu signalu, vienu konkrečiu dažniu. Viskas jau yra gerai. Tiesiog kartojam mintise, viskas jau yra gerai. Ir tokiu būdu, kai mes sąmoningai kartojam savo mintise, kad viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, mes neleidžiam atsisukti kitai stočiai, nes mes palaikom šitą stotį. Sąmoningai aš dabar palaikau šitą stotį, jau atsukau tai ir palaikau, atsukau ir palaikau, kol kartoju, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai. Nėra galimybės įsiterpti kitai stočiai. Viskas. Tiesiog šitą mintį suka. Ir tikslas yra tiesiog kartoti, viskas jau yra gerai. Mintise, kartoti, viskas jau yra gerai. Ir jausti, viskas yra gerai, kūnu, kad kūnas tiesiog atsipalaiduoja. Tai čia kaip mes galime pasirinkti savo stotį, kuri veikia atpalaiduojančiai. Tai stotį pavadinam, viskas jau yra gerai. Ir dabar truputį paaiškinimas kontekstas, kad geriau suprasti ir būtų galbūt didesnė motyvacija, ar apskritai suvokimas, kodėl tai padeda. Vienu metu mūsų protas gali būti susikoncentravęs į vieną konkrečią mintį. Vienu metu viena mintis. Vienu metu viena stotis. Kai nereguliuojam, stotis šokinėjasi, tai ten bei ten arba nukrypsta į mums nepatinkančią ir transliuojam būtent tą informaciją, kuri bus veikia neigiamai, neigiamas stotis, neigiamas mintis, neigiamas savijauta kūne ir net galbūt pasiekmės fiziniam lygmenyje, įtampa fiziniam lygmenyje. Arba mes galime pasirinkti, gerai, jeigu vienu metu protas gali palaikyti tik tai vieną mintį, tai mes tą vieną mintį ir pasirenkam. Vieną tą mintį ir palaikom, pasirenkam, kartojam, palaikom, pasirenkam, kartojam. Ir neleidžiam kitoms mintims atsirasti. Ir taip. Yra momentas, kad mes vienu metu galim galvoti apie 5-6 kažkokius dalykus. Ir taip, gali šokinėti dar protas. Tai šiandien bei ten, bet vis grįžtam, viskas jau yra gerai, galbūt mintis nušoka ten. Bet jeigu mes pasirinktume grįžti į kūno pojūčius. Prisiltimo pojūčiai, ką aš jaučiu,
kvapas čia ir dabar, ką aš matau, ką aš girdžiu, burnoje koks skonis, jau mes duodam tai, kas vyksta čia ir dabar. Bet jeigu mes kartojam, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai ir renkam informaciją iš čia ir dabar, mes iš tikrųjų, būdami čia ir dabar, nuraminam protą, atpalaiduojam kūną ir tikrai pradedam jaustis geriau. Bet ne dėl to, kad mes sugalvojame tai, bet tiesiog mes įjungiam reikiamą stotį. Ir ta reikiama stotis mus veikia atitinkamai taip, kaip norim. Viskas jau yra gerai. Bet čia vienas momentas apie protą, kad mes duodam vienu metu, jam vieną konkrečią mintį, jeigu dar nori protas blaškytis, mes jam duodam papildomus dėmesio nukreipimo dalykus, tai yra pojūčius, kad mes išliktume čia ir dabar. Dabar kitas, dar ir vienas papildomas momentas apie dabartį. Praeitis, dabartis, ateitis. Ir svarbu suvokti vieną momentą. Visada yra tik dabartis. Visada, kiekviena akimirka yra dabar, yra dabar, yra dabar ir yra visada kiekviena akimirka tik dabar ir dabar. Nėra praeities, nėra ateities. Kiekviena akimirka mes susikuriam praeitį, susikuriam ateitį. Jų nėra. Kiekvieną akimirką mes susikuriam. Jeigu mes nekontroliuojam savo minčių, automatiškai ten viskas sukasi, zuja tos radijo stotis vieną į kitą, tai prisiminė kažkokį praeities momentą, ir jį pradeda kurti. Ateina mintis, kurios kūrė praeitį. Kūrė praeitį mintis. Va ta radijo stotis nekontroliuojama, kūrė praeitį. Vėl kūrė praeitį, vėl atgamina situacijas, iš tų situacijų vėl kyla jausmai, ir mes tarsi, ta praeitis, tas tai buvo, visa kita. Mes susikūrėm naujai savo praeitį. Jos jau nebėra, bet mes mintimis jas susikūrę, galvodami, mes ją pradedame ir jausti fiziškai. Lygiai tas pats su ateitį. Kažkur nubėgam mintis į ateitį, vėl ten nusivelia, vėl ten kūrė, vėl ten tas, visa kita, vėl pradedam kurti ir atitinkamai pradedam vienaip arba kitaip jausti. Tai gerai, jeigu mes automatiškai prisimenam malonius praeities įvykius, mes gaunam gerą jausmą atsipalaidavimą arba automatiškai kūriam gerą ateities scenarijų, aplinkybės ir vėlgi mes dėl to jaučiamės gerai. Tai viskas yra tame tvarkoj, gali tada bėgioti, bet dažniausiai vis tik mes, ne visi, bet dažniausiai jeigu paleidžiam protą sukti tokias, kokias jis nori radijo stotis, programas, mintis, tai dažniausiai jis užsigamina kažkokių neigiamų dalykų, kažkas praeitie buvo negerai, kažkaip blogai pasielgiau, kažkur ten jaučiu baimę, gėdą, kaltė, ten pyktis, visa kita, bando spręsti tai, ko nėra. Tai yra susikuria naujai problemą, susikuria praeitį, vėl atkartoja tą situaciją ir malasi ir nemalonusios. Arba į ateitį, vėl kažkas bus blogai, nepavyks, visa kita, stresas, nerimas, nespėsiu, visa kita, žodžiu, vėl užsiveliam tą praeitį. Tai ką duoda viskas jau yra gerai, šita mintis. Viskas jau yra gerai. Ji palaiko mūsų mintį čia ir dabar. Tai yra, nėra praeitis, kiekviena akimirka yra tik dabar, yra tik dabar ir niekada nebuvo ir nebus praeities ar ateities. Visada yra tik dabar. Mūsų mintis kūria dabartį. Jeigu mes mintimis kūriam praeities situacijas arba kūriam ateities situacijas, mes pametam dabartį. Bet jeigu mes sakom, įjungiam radijo stotį, viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Jau yra gerai. Nebuvo gerai, nebus gerai. Čia ir dabar viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai. Šita mintis dabar. Viskas jau yra dabar gerai. Dabar yra gerai. Jau, nesvarbu, kad prieš minutę ten buvo neaišku kas, dabar jau viskas yra geriau.
jau praeities nebėra, viskas nebėra praeities, nes viskas jau yra gerai. Ir aš neturiu lūkesčių į ateitį, nes jeigu viskas jau yra gerai, aš ir nieko nenoriu ateitį. Viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai. Šita stotis mums leidžia palaikyti savo būvį čia ir dabar. Papildomai galim dar stebėti savo kvėpavimą, pradėti ramiau kvėpuoti, tikrai leisti kūno atsipalaiduoti, nes viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Jau yra gerai. Va šita mintis, vienintelė kartojama mintis, viskas jau yra gerai, užblokuoja praeities kūrimą. Tiesiog mes nebeleidžiam mintims įsibėgėti, iš čia ir dabar sukurti praeitį. Praeities nebėra, tai kam jie kur? Buvo viskas, pamiršom, nėra. Nėra ir ateities. Tiesiog leidžiam pabūti. Čia ir dabar, viskas jau yra gerai, su šitą mintim, viskas jau yra gerai. Tai šitos minties kartojimas neleidžia įsiskverbti automatinė mintim, kurios nuneša į ateitį arba praeitį. Viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai. Šitos radijo stoties palaikymas atpalaiduoja, nuramina kūną, grąžina į dabartį. Ir čia mes galime tiesiog atsipalaiduoti. Realiai atsipalaiduoti. Ir nieko nereikia daryti, nes viskas jau yra gerai. Vienintelė mintis. Nuolatos kartojama, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai. Ir tikrai pajausti, kad ir kūnas atsipalaiduoja, kad pečiai nusileidžia, kad kvėpavimas susibalansuoja, pagilėja, tampa lėtesnis. Viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Iš tikrųjų nieko nereikia daugiau papildomai daryti, tiesiog šitą mintį kurti. Šitą mintį kurti. Jeigu mes sąmoningai šitą mintį savo įvardinam, vadinasi, nėra kitų minčių. Jeigu nėra kitų minčių, minčių, kurios keltų nemalonius jausmus, stresą, nerimą, pyktį, baimę, gėdą, kaltę. Be šitų minčių viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Ir tikslas ne čia kartoti. Kartojimas, gerai, gal ir gaunas galvos rytį, mintise, bet jausti kūnu, kad jis tikrai reaguoja. Visų kūnų, visa energetika, visa asmenybė, savimi tiesiog pajuos per visą kūną. Viskas jau yra gerai. Kaip kūnas atsipalaiduoja, kaip veidas atsipalaiduoja. Viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai. Ir šitą taikyti, tiesiog kartuoti, prisiminti, bet šitą vieną frazę. Neleisti atsirasti automatinėms mintims, kurios kelia įtampą, stresą, nerimą, bėgimą, skubėjimą. Tiesiog nėra prasmės galvoti apie praeitį ir apie ateitį, nes šitų dalykų nėra. Šituos dalykus susikuriam patys, paleisdami protą apie tai galvoti. Šokinėti ateitis, praeitis, ten užsimalu. Nėra šitų dalykų, mes susikuriam kiekvieną akimirką, visada, kiekvieną momentą, yra tik dabar, yra tik dabar, yra tik dabar, yra tik šitas momentas, tik šitas momentas, tik šitas momentas, tik šitas momentas. Kokį tą momentą susikuriam, taip ir jaučiamės. Viskas jau yra gerai, šita mintis atitinkamai sukuria atitinkamą būseną. Viskas jau yra gerai, tokia ir būsena, toks ir nusiteikimas. Tai linkiu tiesiog prisiminti bet kur ir bet kada. Viskas jau yra gerai, nesvarbu, ką jūs darote, ką jūs veikiate, ryte tik atsikėlėt, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai. Tai fiziškai jūs galite daryti, ką jūs norite, ten visokius savo darbus, visas veiklas, valgyti, užsiėmimus, tiesiog daryti, bet kad mintise suktųsi jūsų norima mintis, viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai. Ir kuo dažniau kartosite, kuo ilgiau palaikysite ir svarbiausia, kad pajaustumėt, kaip šita mintis veikia, kad pajaustumėt kūną. Tikrai tą atsipaldavimą, nusiraminimą, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai ir viskas jau yra gerai. Kiekvieną akimirką mes susikuriam savo būseną.
Kiekvieną akimirką mes galim susikurti savo būseną. Viskas jau yra gerai. Ir tiesiog prisiminti bet kur, bet kada, vėl į tai sugrįžti. Į šį tiesiog dabarties momentą. Praeities nėra, ateities nėra, tai kam ten makaluotis. Dabar, pabūkim dabar, atsipalaidavę, nurimę. Ir jeigu grįžtant prie regėjimo gerimo praktikų, lygiai tas pats kartojimas per bet kokią praktiką, prieš ją pradedant, eigoje, pabaigus, leidžiamus pilnai pabūti čia ir dabar atsipalaiduoti, nes akims reikia atsipalaidavimo, kad ateitų atsipalaidavimo impulsas į akis, kad jos pradėtų savo laisvai funkcionuoti. Tai palmingo metu vis laik kartuojam irgi, viskas jau yra gerai, viskas jau yra gerai, užsimerkus, viskas jau yra gerai. Vėlgi, neleisti įsibėgėti mintims į ateitį, į praeitį, automatiškai neaišku kur. Ne, būkite čia ir dabar toliau kvėpavimas, bet tiesiog gerai, darau dabar šią akių atpaldavimo praktiką. Gerai, ilgiai posūkiai, sukinės, viskas jau yra gerai, vaizdas juda, kūnas juda, viskas jau yra gerai. Kūnas atsipalaidavęs, vaizdas suplaukia, viskas jau yra gerai. Vat stimulacija periferiniam regėjimui su būsena, kad viskas jau yra gerai. Nieko nereikia kontroliuoti, vaizdas plaukia pats savaime, viskas jau yra gerai. Tai vat su šitą mintim, bet kokią praktiką, tiesiog papildomai duos efektą atsipalaidavimas. Nes vėlgi, regėjimas gerėja dėl to, kad mes siunčiam automatiškai arba sąmoningai akis atsipalaidavimą. Tai vat vien šitas nusiteikimas, šitas radijo stoties įjungimas, viskas jau yra gerai. Tiek ir nedarant praktikas, veikia palankiai visą kūno savijautą regėjimą, o darant dar papildomas su akimis susijusias stimuliavimo praktikas lygiai taip pat. Bet aišku, galima tai taikyti bet kur ir bet kada. Prieš susitikimą kažkokį svarbų, susitikimo metu, po susitikimo metu. Prieš susitikimą neleidžia mintims įsibėgėti, kaip ten bus, kas ten įvyks, kur tai nors, viskas jau yra gerai. Dabar dar 5 minutės iki susitikimo, viskas jau yra gerai. Šią sekundę, viskas jau yra gerai. Viskas jau yra gerai, einu į susitikimą, viskas jau yra gerai, sėdžiu susitikime, viskas jau yra gerai, baigėsi susitikimas, nesvarbu koks rezultatas, viskas jau yra gerai. Kiekvieną akimirką mes susikūrėm savo realybę. Atsipalduojam. Klausomės atpalaiduojančios radijo stoties, viskas jau yra gerai, kurią kiekvienas turime ir galime jungti. Tai sėkmės, atsipalaidavimo, laisvės ir gero savo susikurtos stoties klausimo.